Kapinės būsimoms žemės drebėjimo aukoms. Prieš porą dienų sužinojau protu nesuvokiamą dalyką. Kazachstane, netoli Almatos, apie 50 km nuo Almatos, egzistuoja kapinės paruoštos būsimam pražūtingam žemės drebėjimui, kuriame jau iškasta apie 300 000 duobių. Štai ką pasakoja vietinis korespondentas Viačeslavas Dvornikovas. Šioje vietoje žmonių pėdsakai dingsta, todėl toliau aš neįsiu. Rasti šią sakralią vietą buvo gana sudėtinga. Kad atsidurtume šiame dideliame lauke, kuris yra už 50 km nuo Almatos, mes paprašėme kaimo Karavoj seniūno pagalbos. Už mano nugaros kapinės skirtos galimoms pražūtingo žemės drebėjimo aukoms. Joms žemė buvo paskirta dar 2000 metų pradžioje. Pagal vietinės valdžios paskaičiavimus čia turėtų tilpti apie 300 000 žuvusių. Iš vienos pusės pasiruošta, bet iš kitos pusės iškyla klausimų dėl skaičiavimo. Almatoje gyvena virš 3 milijonų gyventojų ir vietų šiose kapinėse visiems neužteks. Ar pagal seismologų paskaičiavimus po žemės drebėjimų pasaulio pabaiga ateis ne visiems? Bičiuliai, ar jūs aplamai žinote, kad dabartinis planetos seisminis aktyvumas sparčiai auga? Nors mūsų ir kaimyniniuose kraštuose dar santykinai ramu, bet daugelį valstybių jo purto nevaikiškai. Ir viena iš tokių valstybių yra Kazachstanas. Jau yra drąsių, sąžiningų mokslininkų, kurie drįsta kalbėti ir visam pasauliu sakyti, kad Almatai grėsia dar didesni žemės drebėjimai nei buvo. Jie gali siekti net 10 balų. Bet tai liečia ne tik Almatą, tai liečia visą pasaulį. Dar keletas metų ir žemės drebėjimai vyks net ten, kurių iš principo neturėtų būti. Atidžiai pažiūrėkite į šiuos seisminius grafikus. Žemės drebėjimai jau plečia savo geografiją, didina dažnumą ir stiprumą. Ir tai yra kosminio ciklo, kuris pasikartoja kas 12 000 metų pasekmė. Tas ciklas pasireiškia tuo, kad iš kosmoso gelmių sklinda mokslo dar neišstudijuota kosminė spinduliuotė. Ta kosminė spinduliuotė veikia svarbiausią mūsų planetos daikčiuką – branduolį, ko pasekoje jis kraustosi iš proto ir todėl kyla žemės drebėjimai ir potviniai, tornadai ir uraganai, gaisrai ir nuošliaužos. Planeta dar tik artėja prie to kosminio srautų, o jau įvyko šitiek klimato katastrofų. Tai kas bus šių 2024 metų gruodį, kai mes pateksime į tą srautą? O mes sėdime ir tikimės, kad mus perspės, jei ką. Ar almatiečius perspėjau? O turkus ar perspėjau? Turkijoje nuo galingų žemės drebėjimų žuvo daugiau kaip 50 000 žmonių. Niekas nebuvo perspėtas. Bičiuliai, atsibuskit. Tie, kuriuos mes išsirinkome, kad mumis rūpintųsi, vieni dar tik tai išsisukinėja nuo klausimų, o kiti kasa duobes kapinėse. Duobes, bet ne savo. Blemba, kas dar turi atsitikti, kas dar turi įvykti, kad viso pasaulio žmonės pradėtų apie tai kalbėti. Jie pradės kalbėti ne milijonai, o milijardai viso pasaulio žmonių. Tai išrinktieji privalės išspręsti šią problemą. Tik taip ir ne kitaip mes, paprasti žmonės, galėsime priversti valdančiuosius, kad šie suvienytų, kuo skubiau suvienytų viso pasaulio mokslininkus, kad anie galėtų greitai prognozuoti žemės drebėjimus ir kitus kataklizmus. Juk yra jau naujos technologijos, yra galimybė perkelti žmonės į saugias vietas. Ar jūs dar nesuprantate, kad viskas priklauso tik nuo pačių žmonių? Dabar viskas priklauso nuo kiekvieno žmogaus balsų. Ar dar ilgai sėdėsime ir lauksime, kad kažkas kažką už mus padarys, pakeis? Bičiuli, jei tu nori gyventi, jei tu turi vaikų ir nori, kad jie turėtų ateitį, tai pradėk dabar pat kalbėti apie klimato problemą visuose socialiniuose tinkluose, kuriais tik naudojasi. Kad labiau įsigilintum į šią problemą, pažiūrėk tarptautinį internetinį forumą Pasaulinė krizė atsakomybė.